Susitari, kad bus paroda ir darai, ar kažką turi kažkokių minčių apsimėtęs, kažkas tai, kažkokia tai galvoj medžiaga viską, o šiaip tai pastoviai dirbi, tą dalyką, tik tais į kažkokią parodą koncentruojas kitaip. O tos, kaip pasakyti, tokios grupinės parodos tai pastoviai jau net nebežinau vien kiek šiemet jų buvo. Kodėl būtent šiandien kalbėsime apie Dalvį Udrį? Todėl, kad Dalvis Udrys yra ne tik įdomus tapytojas, jisai kuria pačios įvairiausiose srityse, todėl, kad bendraujant su juo mes atskleisime įdomias kūrybos paslaptis, todėl, kad tai yra puikiai proga pasigilinti į abstrakčios tapybos prigimtį, todėl, kad Dalvis Udrys taip pat sėkmingai kuria ir skulptūros srityje, todėl, kad jis kaip savotiškas alchemikas yra puikiai valdęs senasias grafikos technikas, jas jungia su moderniomis, todėl, kad tai yra labai imlus įvairiausiams kūrybiniams polėkiams žmogus. Tik pakviesk jį, tik duok ženklą, tik pasiūlyk ir žiūrėk, jisai jau su dviguba iniciatyva dalyvauja pleneruose, simpoziumuose, parodose, įvairiose projektuose. Tai, kad miestas turi tokį menininką, yra puiku. Ir tai, kad mes turime galimybę su jumis jo kūrybą aptarti išsamiau, manau, irgi mūsų patirtį praturtins ir išplės mūsų supratimą apie meną. Visų pirma, apie abstrakčią tapybą. Bet pirmiausia, kas yra tapyba? Taip, mes matome tapybos kūrinį, kabantį galerijoje ant sienos, bet įsivaizduokime tapytoją studijoje, su teptuku, su paletė rankoje, kuris kaip koks virtuozas, kaip koks mistikas, viduramžio alchemikas, maišo ir maišo aliejinius dažus, skiedžia juos, stebi, tyria atspalvius, po to nuo paletės jos perneša ant drobės. Jisai kaip vienišius užsidaręs būrė spalvų pasaulyje ir tik tai jisai vienas supranta, kaip tai yra svarbu, kaip tai yra nepakartojama. Po to galbūt jau mes seksime jo judesių, jo mąstymo, jo jausmų seką, matydami tapybos darbą, bet galbūt ir ne. Todėl bendrauti su menininku, išklausyti jį, įsigilinti jo kūrybos procesą yra taip pat svarbu, kaip ir matyti galutinį rezultatą. Tai Dalvis Udrys, kaip niekas kitas šiuo metu Šiauliuose, mums ir gali atskleisti tą spalvos, abstrakčios formos prasmę ir paaiškinti, kodėl tai yra taip svarbu. Ar profesionaliam dailininkui reikia įkvėpimo? O Dieve, kai pradedi dirbti, atsiranda ir įkvėpimas. Va tą tai žinau tikrai. Jei nedirbi, tai jokio įkvėpimo ir nėra. Kartais jis toks ateina kažkoks, bet kai pradedi, mini ir paskui įsisuki ir vėl tokie kartais net geriausi darbai patį galą įsisukus jau, kada laisva ranka, viskas. Kartais, va sakau, kitiem yra sunku suprast, bet pusę metų nepatapius, vėl sunkiai pradedi į tą, reiškia, įsivažiuoti. Tai va, bet paskutiniu metu kažkaip turėjom ir jau pernai labai daug plenerų ir gal kokiuose 3 dalyvavau ir tai pastoviai dabar jau paskutiniu metu tas jau lengviau visą laiką vėl iš naujo išjudėti. Kas svarbiau jūsų kūrinio gimimui? Mintis ar nuotaika? Greičiau nuotaika, procesas ir proceso metu galbūt net vėl atsirandanti kita nuotaika, perklojimai atsirandantis ir kartais čia sunku pasakyti, pereini, tarkim, prie didelio darbo, kai šitas yra didelis
ir jį pradedi tapyti kaip mažą, paskui vėl persiorientuoji, kad jis galbūt kitaip turėtų daryti, jis kitaip pradedi. Tai čia nėra kažkokių taisyklių, kaip reiškia. O tas didelis darbas, pernai tokio dydžio darbas buvo padarytas net plenero metu. Reiškia, ten visi irgi užsiėmė mažiukus darbelius, visko, ten labai geras buvo sąlygos ir ten tas, kokius darysim darbus. Ten paprastai už plenerą palieki darbą, ten tik viešbutis mūsų, reiškia, šilpia, tai kokius darysim. Kokius norit, sako, darykit. O mes taip ir, kaip sakant, ir norim. Tada Saulius sako, didelius ima. Imsi? Imsiu. Taip pat neša tokią drogą, galvoju, oho. Ir tada mobilizuojasi, reiškia, kažkaip, kito kelio nebelieka, reiškia, arba, kaip vienas draugas sako, blogiau negu moki nepadarysi. Susigalvoji kartais, kaip darysi, ten nusimatai kelius, ten susidėlioji priemonės ir vis tiek ne taip padarai, reiškia. Tai čia sakau, tas procesas man jis gal ir įdomiausias yra, nes... Tuo metu, kada dirbi, tai ir vyksta tas kvėpavimas, darymas ir kartais, sakykime, matuoji kitaip tą dalyką, savaitės pabaigoje tu nepavargęs. Kažkaip keistai užsisukęs, kažkaip keistai tos energijos yra, kažkaip, tada tas procesas patinka, o čia ta emocija, sudėtinga kalbėti, nes aš kaip sakau, čia man kaip tik ir pasakojo Virgis, kad sakau, čia yra tas ir tas, sako, buvo ta istorija. Jau vienas irgi sakė, čia yra tas ir tas, po parodos niekam tas nebuvo aišku, kad, ten, čia kaip sakau, veršių aukojimas, tas darbas vadinasi. Gali pavadinti kaip nori, bet, jis tau yra toks, kitam jis yra kitoks. Vėl, jeigu kalbėtų, čia yra toks darbas ir ten, toks labai panašus ją sustatyti. Pirmą padarai vieną mažiuką ir sakai, darysiu dabar didelį tokį. Pradedi tokį didelį daryti, galvoji ir trečią darysi tokį, paskui nebeįdomu ir kitaip darai. Ir tas keičiasi galbūt net po kelių kažkokių tai jau galvoji kažką keis ir tas yra galbūt kitai, reiškia, kitiems žmonėms atrodo, kad tai yra labai kažkokie racionalūs procesai. Tu pradedi mąstyti, sudėlioji, išmatematikuoji, bet iš tikrųjų tai tada ir yra įdomiausia, kada tu tuo metu gyveni. Tuo metu ir ranka, ir veda, ir reiškia, ir protas, ir tada kažką pagauni, kažką paryškini, kažką, kad ir gražiai gavosi, bet vėl dėl siužeto atsisakai, tuo metu sprendi ir to kito nėra, to kažkokio. Žinau, yra, reiškia, dailininkų, kurie ten labai aiškiai žino savo, ten esu net nustebęs, kada mačiau vienų eskizus pasiruoštus paveikslų ir pačius paveikslus, jie niekom nesiskiria, bet iki tiek niekom nesiskiria, kad net jau, tai mano charakteriui, sakykime, jau būtų nebeįdomu, jau tas padarytas tiek gerai eskizas, kad kam bedaryti tą visą kitoj formai, kad jis, reiškia, jau išgyvenai tą emociją, toliau ją tik kartoji, tai gal taip aš manau apie tuos dalykus.
sakėt, tuo metu gyveni, ar jūsų pats gyvenimas, jūsų asmeninis gyvenimas persikelia į Drobės ar ne? Ar Drobės yra vėl atskiras? Jie persikelia, aš matau, kai persikelia, aš matau tas užuominas, visą kitą, bet paskui gal kartais net nesiryštų kalbėti, nes čia tampa tokie dienoraščiai, kurie tau yra aiškus, o kitiems galbūt ir geriau neaiškinti. Čia ir yra problema, atsiranda, dabar sakykime, tiem visiems paveikslam nėra pavadinimų. Ir kai tik tai įdedi pavadinimą, tu pradedi literatūrinti. Čia kaip jeigu analogija su muzika būtų, gera muzika pavadinimo nereikalauja, jinai pati savaime gera, bet kuo labiau lendi į kokią liaudies muziką, tuo labiau atsiranda kažkoks siužetas apdainuojamas labai ir jis suprimityvina visą tą reikalą ir kartais tai kažkokie va tokie dalykai, tai aš sakau, net nežinau kartais nei pavadinimų, nei tų reiškia, yra tuo metu ta nuotaikai. Kartais gal nežinau, kartais ir labai aiškiai žinai, ko imtis, tai, bet paskui lyg, aš irgi čia prisidėjau ten kitur tų darbų, paskui galvoju, gal ne visus dėti, aš tiesą sakant, anos salės buvau galvojus neužimti, bet dabar lyg tais tų darbų yra, irgi sako, darom viską, tai darom, tai tokie dalykai, bet kartais tikrai norėtųsi daugiau atmesti ir savęs tokio grynesnio parodyti mažesniam kažkokiam. Sakau, kartais tą darbą, jeigu išeitų kaip svogūną išlupinėti, jis ten visas filmukas būtų, kaip ten viskas vyksta. Ir man patinka darbai, kada to filmuko nėra, kada prieini ir tokio labai staigiu, ten tie keli darbai, paskui anoj sienoj tokie pusmenuliai, tokie skaidrus, gražus ir ta tokia koncentracija, kada darbą, jeigu esi profesionalas, visada padarysi. Tepsi, pertepsi, prisluoksniuosi, reiškia keisi siužetą. Tame keitimasi labai daug kas mato tokį ir tą meninę vertybę, kada mato ten sluoksnių, tas yra įdomu, bet man labiau įdomu, reiškia tas atėjimas ir kartais, kada darbai, aš juos kartais vadinu, jie ne mano. Nes jie man taip pasidarė, kad taip lengvai kažkokiu taip, matot, reiškia, darbas gali būti per 2 valandas padarytas, gali būti per 20 valandų. Ir vertybė kartais, ir sunkiau tuos padaryti per 2 valandas. Reiškia, kada prieini ir kažkokioj tokioj, tas toks, nežinau, kažkoks, ar tai nuotaika, ar tai nuskaidrėjimas, ar tai kažkas kokį lazerį iš dangaus tau paleidžia pagalbą, ir ką nežinau, bet vienu žodžiu, tada man yra įdomus. O tas darbas mano yra užkankintas. Jis siužetas, jis pasakojimas, iš čia vienu žodžiu. Bet aš jį, vėl kokioj, kadangi pas mane visą laiką, kiek paskutiniu metu dariau parodų tokių, ypač čia tai tikrai ir kitose galerijose, visi buvo iš naujų darbų. Aš net nešu senų darbų, bet jeigu dabar reiktų save kitam kažkokiam kontekste naujam pristatyti, kur nežinomas, galvoju, gal čia Vilniui tariuos kelias vietas, tai tada jau toks nebevažiuotų, o išrinkčiau senesnių tuos tokius, reiškia, jau labai lengvo tokio kvėpavimo, taip nesunkiai, reiškia, jį atrodo ir tada eini ir tas, aš nežinau, bet man taip kartais ir pas kitą dailininką, kada taip lengvai ir efektas gražus, reiškia, ir padaryta ir jo nesikartoja, neišmokstas kažkoks judesys ten, kur jau gali, reiškia, mugiai kartot, bet kažkoks tas ir labai gražus. Ir tas matosi, aš nežinau, ar kiti, bet tarkim, prieini prie dailininko ir darbo ir matai taip lengvai padarytą dalyką. Tikrai nesikankinant, tikrai, nes tas nesumeluosi to rankos kažkokio judesio, kaip jisai, reiškia, tuo metu. Ir pas tą kitą kartais dailininką irgi matai daug tokių, reiškia, per vargą kartais irgi galvojant, kankinantis. Tai čia, tokia
Ar čia sakyt, kad kiekvienas dailininkas savai tą problemą sprendžia, ar vėl kaip, nežinau aš, bet aš taip matau tą problemą. Man pačiam yra smagiau. Ir kartais, sakau, būna, kad ten atrodo, pagavai tą, kaip tai yra padaroma tas gražus, ir kitą kartą kartuoja, ir jis nebeištinka. Turite savo mokinių. Ar aiškiai savo suformulavote, ką norite į juos įdėti, ko norite juos išmokyti, ką norite atiduoti, dovanoti, perduoti? O čia ir yra sunkiausia, kada galvoji, kaip į tą kitą įdėti tuos, ką norėtum, nes pagrindinis dalykas, tai mene tai turi būti laisvė, tokia vidinė. Niekas, ir čia ne vien mokytojo. Mokytojas gali padaryti, išmokyti obuoliuką, nupiešti, nuspalvinti, ten, reiškia, padaryti jo formą, bet, kaip sakau, čia tas pats, kaip kokioj nors mokykloje gali vaikai išmokinti rašyti be klaidų, bet jis dar romano ar ten kokią esė parašyti negali. Tai, o tas jau atsiranda su kažkokiu jau jo tolimesniu gyvenimu, o tas ir yra sunkiausia, todėl kad tas priklauso ir kokią jis aplinką kitą turi, ir ten jas labai sunku kokią naminę perlenkti, ir kokie toje aplinkoje namuose, ar kur tai vėl muzika, kokie ten kiti supratimai, kaip pagarba vienas kitam, labai daug dalykų, ir tas jau, kaip pasakyti, norėt gali, bet labai dažnai konstatuoji, kad, tik tais tą elementorių kažkam gali perduoti, o visa kita yra sudėtinga, todėl kad ir pats, kada būni save pastoviai gilibdai kažkur, tas lipdymas yra ir kažkokios, ir parodas kažkur stebi, ir žiūri, ir vėl nustembi, ir vėl tas yra tiek procesas pastovus, kad kažkaip manau, kad tam žmogus turi turėti kažkokią labai laisvą dūšią. Vidinė laisvė, jeigu taip žiūrėti, reiškia patį tą kaip žmogų vidinį laisvę, tai, kaip sakiau, neprisirišusi prie kažkokių socialinių mitų, prie kažkokių, tai ar tai būtų politiniai, ar ką pastoviai aplinkui matom, o tą temą nenoriu visiškai kalbėti, mes matom būtent, pasiemi laikraštį ir baisu yra. Reiškia, iš karto yra jau pasakyta nuomonė apie kažkokį tai reiškinį, kad jis yra toks. Reiškia, tas žlugdė, tas padarė, reiškia, iš karto yra tas, reiškia, o tas ir yra, reiškia, jau mūsų pati visuomenė nėra tokia laisva, kuri duotų tik kažkokias nuorodas pasidaryti pačiam nuomonę, sakykime, kažkokiam, tai tas vidinė laisvė yra, kada tu nepriklausai nuo tų kažkokių nuomonių, nuo tų, bet tam, kad čia ne paranoiška galbūt būtų, bet tiesiog visi institutai užkalkėję, užmedėję, užcementavę, visi dirba kaip prieš 20 metų, toliau skleidžia tas pačias tiesas, ir tas yra ir kokiai nors ir pedagogiko, ir vėl leidžiam naujas kartas, ir tas išjudėjimas į kažkokią laisvę yra, man rodos, labai, kiekvienam žmogui labai komplikuotas. Thank you.
Aš visą laiką tikiuosi, kad kažkas mane pažįsta, kaip Tomas ar dar kažkas, kuris žino, kada ta vidinė laisvė pasireiškia, kaip ten jau nuo paauglystės ten kabini kokį auskarą jausi, kada dar niekas to nedaro, reiškia, konfliktuoji su visuomenė ir pastoviai tas normas bandai, reiškia, keisti savo, lygtais ir visa kita. Ir tas, aišku, visumoje. Tai aš jau, bet vėl, ką aš dabar pranašas, kad sakysiu, aš taip, jau aš tą jaučiu. Aš visą laiką yra sudėtingiausia apie save kalbėti tom kategorijom, kurios tarytum sakai, kiti to neturi. Tai tas yra lyg ir netaktas ir visa kita. Ir dėl to ir stengiasi išvengti to pokalbio. Šiais metais Berlyne turėjom parodą. Tai džiugina, išvažiuoji, sudalyvauji. Paskui vasarą vėl nuvažiavom į tą Soldiną, ten pasirodo tas Berlynas 130 km. Ten vėl dar nuvažiavom, kažkokius taškus atrandi. Džiugina tai, kad dar gali surasti senam amžiai draugų, juos reiškia, tas iš tikrųjų labai kažkokių jau, bet jau juos jau susirandi pagal labai aišku kažkokį profesionalumo požymį, labai taip, ir tas džiugina, tai dalyvauji kažkur, sakau. Tai ką veiki, kam dedi jėgas, kažkokia energija, tas ir yra tavo kažkoks, tai dėl ko gyveni. Šiandien bus vėl paroda, tai tas ir džiugina. Ką? Dabar reikės sudėlioti viską, vėl problemą, kaip, kas, po ko, kaip geriau, ko atsisakyti, ką į priekį. Čia apie du tipus menininko. Toks reiškia, ir pasakysiu, kuris man labiau. Vienas ateina ir ironiškai sako, tai per kiek parodą padarai, per paskutinę savaitę, per paskutinį pusmetį ir visa kita. Ir atsakai jam, bet galvoja, senas gnyda, taip ir galvok. Tai ir ateina kitas, Martynas Gaubas. Sako, kada paroda? Penktadienį? Aha. O tu kada jau veži? Antradienį? Tai dar turi laiko, išdėliosi, jeigu bus kokia, reiškia, vieta ir matysi pagal temą, tai dar nutapysi kokį darbą. Tai tas pats, kas vienus, reiškia, džiugina, kas kitam atrodo, reiškia, neperlipama kančia ir tai neįmanoma. Kitam dar 2-3 dienų turėjimas atrodo, toks beribis laiko buvimas, kad tu čia, tu sėdi padarai ir toliau džiaugiesi. Tai čia sako, tokie momentėliai, bet man jie labai, kaip pasakyti, svarbus, kad, yra tokių žmonių, kuriais gali patvirtina tave. Visą laiką tu, kada išneši parodą, taigi išneši save ir jeigu nieks tavęs kažkaip nepatvirtintų, kad kažkas ir taip mąsto, kažkam tai patinka, tai tada tas betikslis yra viso reikalo darymas. Ir kada tu turi kažkokias, sako, viskas taip ir turi būti taip. Vėl kuriam laikui gali gyventi.